Man atrodo, kad dabar į sceną reikia pakviesti labai gražią Pranskevičių šeimą. Edmundas Pranskevičius, vienas iš tų pagrindinių iniciatorių, bandė su žmona inicijuoti su savo 2 sūnais gražų kvartetą, bet sako, tėvai, mes nedainai sukurti, kreipkis į anūkus. Tada ką senelis darys? Eina pas anūkus, sako, kaip jums, ar jūs dainai sukurti? Sako, nežinom, pabandykim. Ir žiūrėkit, koks gražus sekstetas gavus. 4 anūkai. Emilis, Ariana. Pamojuokit. Emilis, kuriame... Taip, sveikas, Emilija. Taip, Ariana. Labas. Viktorijai. Labas. Na ir Darius. Taip. Sveikas, Dariu. Darius dar mojuoti nemoka. Na, ir... Tai Edmundas ir, žinoma, Ingrida. Ačiū jums, jūs tokie gražūs. Ir ačiū Dievui, kad bent anūkai dainuoja. Tad dėkodami Dievui labai pritiktų mums sugėdoti gražią giesmę Aleliuja, kurie jie šiandieną yra ir pasiruošę mums atlikti. Nuostabus kūrinys mūsų laukia, tikrai pasitikim, su meile pasitikim. Kažkur toli yra šalis, ant kalno stovi ten pilis, sakyk, ar nori pamatyti tu ją. Padėk į galvą ant peties ir priešas joks tavęs nelies, abu kartosim tyliai Aleliuja. Esi mana maža viltis, tai būk ir mano ateitis. Jei bus bėda, įveiksime kartu ją. Širdis šalia kitos širdies, padėk į ranką ant peties ir vėl kartosim tyliai Aleliuja. Aleliuja, 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 močiutė toj šaly gerai, ten pievos, kloniai, ežerai, rugiai kaip jūroj, vilnimis banguoja. Seneli, tu man ranką duok, užaugsiu greitai, nebijok, ten mūsų šeima savo.